nusipirkti. Aš nepirkau pirmos rūšis. O, pomidorų. Tapas LT ekspedicija Ispanijoje tęsiasi ir šį kartą lankomės išskirtinėje Dominio de Tares vyninėje, įsikūrusioje El Bierzo regione Leono provincijoje. Genial. O išskirtinė ši vyninė tuo, kad visi jos gaminami vynai pasauliniuose vynų giduose yra vertinami 90 ir daugiau taškų. Vytui sulūžo akiniai ir jis negali dabar paskaityti apie vynus. Bet geriau apie vynus neskaityti, o juos ragauti. Šiai degustacijai diriguoja Dominio de Tares vynų ekspertas Rafaelis Omonte. Baltas, raudonas, rožinis – išragauti visi Dominio de Tares vynai. Atėjo laikas šios vyninės brangakmeniui. Taigi dabar buvo atidarytas geriausias ir brangiausias šios vyninės produktas, jų pasididžiavimas, vynas Patrys. Ypatingam vynui reikia ypatingo pasiruošimo. Pirmiausia, šiuo vynu praskalaujamos taurės, kad juose neliktų prieš tai gerto vyno likučių. Nothing else but us right now. Išragavę visus Dominio de Tares vynus, judame toliau į miestą pavadinimu Burgos, kuris garsėja vienu ypatingu ispanišku patiekalu. Taigi atvykome į Burgos, miestą Ispanijos šiaurėje, kuris yra garsus ne tik tai savo nuostabia gotikinė katedra, vienuolynais, kurie yra už manęs, bet ir vienintelė tikra autentiška Mursijos kraujinė dešra. Punktualūs, bet 2 minučių 11 vėl. Einam? Kraujinė dešra Embutidos de Cardenyje. Reikia pripažinti, važiuodami čia nežinome, ko tikėtis. Turi 3 svogūnininkus, kurie dirba tik su jais, lupo juos, valo ir žodžiuose krauna sandėlyje. Taigi pagrindiniai ingredientai – milžiniški saldūs svogūnai, ispaniški ryžiai arroz bomba, mėsa ir žinoma kraujas. Tiesą pasakius, vien žodis kraujinė ne vienam iš mūsų skamba atgrasiai, tačiau tai, ką pamatėme, išgirdome ir svarbiausia paragavome čia, drąsiai galime vadinti kol kas didžiausiu šios ekspedicijos atradimu. Na, o dabar laikas ispaniškos kraujinės dešros patiekalui. Šviežios daržovės, šampinjonai, ispaniška kraujinė dešra ir viską ant grilio. Mokinausi pas virtuvės šefą, kuris turi vieną Michelin žvaigždę nuo 2005 ir manęs išmokė savo triukų, savo gamybos meno, kad produktą reikia mylėti, gerbti, jo džiaugtis, tą ir darom ir niekada su jo neengiam. Svarbiausia kraujinę dešrą kepti nei per trumpai, nei per ilgai. Štai taip apskrudinti ir viskas. Patiekalą galime paskaninti bei papuošti kedro riešutais ir tos pačios Embutidos de Cardenyje pagamintais kraujiniais traškučiais. Skamba keistai, tačiau valgosi labai skaniai.